a little hell. Šiandien patreniruosime krūtinę ir pečius ir pradedam nuo krūtinės. Pirmas pratimas krūtiniai bus spaudimas kampu. Kiek neįprasta visiems, kurie vis pradeda nuo spaudimo ant lygaus suoliuko, bet kiek pastebima visiems krūtinės viršaus ir trūksta. Taigi pirmas pratimas bus būtent krūtinės viršui, spaudimas kampu ant suoliuko. Atliekame 4 priėjimus po 10-12 pakartojimų. Rankų paėmimas yra kiek siauriau pečių, kad būtent išsitemptų krūtinės viršus nuo pat pradžių. Vienas mėgstamiausių mano pratimų – pažiūrėti kai krūtinė. Antras bazinis pratimas krūtiniai – spaudimas ant lygaus suoliuko. Būtent jis yra antroje vietoje, nes visų pirma mes padarėme krūtinės viršų, ko būtent visiems tikrai trūksta. O antras pratimas bus skirtas būtent krūtinės apačiai. Atliekame 4 priėjimus po 12-15 pakartojimų. Keli niuansai yra būtent, kad nenuleisti štangos iki pat krūtinės, yra 2 pirštų taisyklė, kad neįsijungtų pečiai, būtent visada dirbtų krūtinė ir neištiesti rankų iki pat galo, būtent, kad vėlgi krūtinė visą laiką būtų ant įtampos. Stebėkit video, mokinkitės. Dar sulaukiu, kad šiek tiek klausimų būna būtent kaip laikyti alkūnes. Aš asmeniškai visiems patariu alkūnes laikyti kiek plačiau, leidžiant į apačią, būtent, kad mažiau įsijungtų tricepsas ir, kaip sakant, jeigu darom krūtinę, tai ir su štanga būtent taip, kad dirbtų krūtinė. Trečias pratimas krūtiniai, spaudimas kampu ant suoliuko su hanteliais. Atliekam 4 priėjimus po 12 pakartojimų. Porą niuansų darant šį pratimą yra būtent, kad hantelių nuleidimas turi būti kiek gilesnis negu su štanga. Ir būtent kėlimas, viršutinė fazė, raumens suspaudimas, įtempimas, koncentracija. Ketvirtas pratimas krūtiniai, plėšimas su hanteliais ant lygaus suoliuko, kurį atliekame 4 priėjimus po 12-15 pakartojimų, būtent jeigu jūs norite turėti plačią, didelę krūtinę. Super pratimas, man patinka. Visiems, kas galvoja, kad visgi dar jiem neužsipumpavo iki galo krūtinę, patariu savo mėgstamiausią pratimą treniruotės pabaigai. Tai visiems žinomi spaudimai, vienas maksimalus priėjimas. Pirma dalis buvo krūtinės treniruotė, antra treniruotės dalis yra pečių ir pradedam nuo spaudimo pečiams su hanteliais sėdint. Atliekame 4 priėjimus po 80 pakartojimų. Nugarą laikome tiesiai, priremta prie sėdynės. Rankas giliai leidžiame į apačią ir stumia į viršų, išpučiam orą, pilnai neištiesdami. Antras pratimas pečiam, štangos trauka prie krūtinės, skirta priekiniai pečių dalį. Atliekame 4 priėjimus po 80 pakartojimų. Galbūt vienas niuansas darant šitą pratimą, kad būtent alkūnės keliame viršų, o ne riešus, kad būtent jausime priekinę pečių dalį.
Trečias pratimas pečiams, mostai su hanteliais į šonus, atliekame 4 praėjimus po 10-12 pakartojimų. Ketvirtas pratimas skirtas pečių galui, galiniai deltai, yra mostai pasilenkus hanteliais. Atliekame 4 praėjimus po 12-15 pakartojimų, būtent didesnis pakartojimų skaičius, kad užsipuotų šitas mažas raumuo, pas daug jis atsilieka, taigi reikia gana dažnai ir stipriai jį daryti. Šiandien atlikome krūtinės ir pečių treniruotę. Treniruotė buvo super, dabar reikia išgerti picą, proteino, pailsėti ir sportuojame visi kartu. Mes jums pateikėme tik keletą video, būtent kaip galima sportuoti, atlikti šitos pratimus. Tai yra viena galbūt iš bazinių treniruočių programų. Jie galite vadovautis, galite jie keisti, koreguoti. Kaip ir minėjau, yra begalės būdų sportuoti, atlikti tos pratimus ir bandykit. Įdomu, rašykit mums klausimus. Čia buvo Deividas Dubinas. Sportuokit.